Tai sveiki visi, aš esu Rokas Janauskas, esu advokatas. Šiandien pavaduoju kolegą Gediminą Pranevičių. Jam buvo paskirtas teismo posėdis, negalėjo atšaukti ir manau, čia dar ta viena vieta, kur mes teisininkai esame reikalingi kaip žmonės ir tikiuosi bent dirbtinis intelektas kol kas teisiniuose posėdžiuose mūsų nepakeis. Tai aš pats specializuojuosi ginčiuose, sutartyse ir autorinėse teisėse, dirbu su kūrybingais verslais, filmų prodiuseriais, turiu tarp klientų ir architektų. Ir šiandien pakalbėsiu būtent apie autorių teisės ir dirbtinį intelektą, bet labiau per tą prizmę, kaip kas gali būti naudinga architektui ar dizaino kūrėjui. Tai tema gana plati, bet pabandysiu ją taip trumpai, žaismingai praeiti per tokius klausimus, kurie naudojantis dirbtiniu intelektu galėtų kilti. Tai pirmas klausimas, paprastai ką aš sulaukiu iš klientų, tai yra, kas yra autorius, jei naudojamas yra dirbtinis intelektas. Beje, visus paveikslėlius šitai prezentacijai, išskyrus 2, sukūriau aš su tokiu įrankiu Nano Banana. Tai čia yra mano irgi tam tikras pabandymas. Jis nemokamas. Nemokamai prieinamas. Bet autorių ne? Kas autorius jau? Ne, ten šitą Google įrankis yra, Google sukūręs tą įrankį. Tai kas yra autorius, jeigu mes naudojamės dirbtiniu intelektu? Ar gali būti dirbtinis intelektas autorius? Kas turėtų būti autorius bendrai tokioj situacijoje, kai yra dirbtinis intelektas žmogus ar dirbtinio intelekto kūrėjas? Ir tai pabandykim panagrinėti šitą klausimą. Tai yra skirtingos situacijos. Jeigu pas dirbtinis intelektas sugeneruoja turinį, tai ir skirtinga situacija, jeigu dirbtinis intelektas naudojamas yra kaip įrankis. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad tai yra autorių teisų prasme, tai yra dar vis nauja realybė, nors dirbtinis intelektas jau yra kurį laiką, bet tas generatyvinis, kaip mes jį dabar čia sakom, didžiulis bumas, jis išpopuliarėjo su ChatGPT ir su tom vaizdų generavimo platformom prieš kelis metus. Ir sakyčiau, kad teisė paprastai, kai atsiranda kažkokios naujovės, teisė atsilieka. Tai ir šiuo atveju dar vis teisė, sakyčiau, yra atsiliekanti. Aiškios pozicijos nėra, bet ryškėja tokios tendencijos. Tai bent jau Lietuvoje ir Europoje, sakyčiau, daugeliu atveju ir Amerikoje yra laikomasi pozicijos, kad autorius gali būti tik žmogus. Tai yra, kad pas mus irgi Lietuvos autorių ir gretutinių teisių įstatymė yra nuostata, kad autorius yra tik kūrinį sukūręs fizinis žmogus ir autorystė reikia būtent žmogaus kūrybinio rezultato. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus paveda dirbtiniam intelektui sukurti piešinį, dainą ar parašyti eilėraštį ir dirbtinis intelektas tai padaro tik tai patikrinęs savo duomenų bazę ir sukombinavęs kažką į skirtingų gabaliukų, tai nėra tas kūrybinis procesas. Taip pat kaip laikytų irgi autorių teisės prasme, jeigu, pavyzdžiui, gyvūnas padarytų savo nuotrauką. Tai bus ir rezultatas atitinkamas, klausimas blogas rezultatas. Bet vis tiek, čia dabar yra bent jau laikomasi pozicijos, kad tas klausimo uždavimas ar tas taip vadinamo prompto įvedimas, jis nėra kūryba. Tai yra tik tai, kiek skirtingai galėtų būti vertinama, jeigu dirbtinis intelektas naudojamas kaip įrankis, tai yra daug daugiau yra žmogaus rezultato, bet žmogus jau ne tik pasako, sukurk man paveikslėlį, bet jis aiškiai bando įvardinti, kokį paveikslėlį sukurti, kaip. Bet vėlgi, čia, sakyčiau, yra dar vis pilkoji zona, nes nėra aiškiai išaiškinta, kiek to indėlio iš žmogaus turi būti. Tai bent jau, kad būtų laikoma autorių teisų prasme, turi būti žmogaus indėlis ir kūrybinis rezultatas. O kaip yra tada, jeigu naudojamas kaip pagalbininkas? Tai yra atvejų keletas ir pasaulyje, vienas atvejis buvo Kinijoje, kai pripažino sukurtą su dirbtiniu intelektu kaip su pagalbininku,
buvo ir Amerikoje bandymas toks pateikti komikso knygelę, kuri buvo parašyta ne dirbtinio intelekto, bet dirbtinio intelekto pagalba. Tai vėlgi, autorius buvo žmogus ir buvo vertinama, kad pagrindinis indėlis buvo žmogaus, dirbtinis intelektas buvo naudojamas tik kaip įrankis, bet vėlgi aiškių taisyklių šio klausimu vis dar nėra ir šiuo metu dar vis reikia gairių, kiek tas žmogaus indėlis arba kiek dirbtinio intelekto indėlis turi būti, kad laikyti, kad žmogus dirbęs su dirbtiniu intelektu yra autorius. Tai šitie klausimai vėlgi nėra nauji. Jeigu pažiūrėt atgal, tai tas pats buvo klausimas, kai atsirado fotografavimas, buvo klausimas, tai ar čia fotoaparatas dabar daro meną, ar fotografas. Tai vėlgi dabar mums atrodo įprasta, niekas nesako, kad autorius yra fotokamera, sakom, kad autorius yra fotomenininkas, kuris nufotografavo. Panašių klausimų kilo ir kai menas evoliucionavo, mano mėgstamas dailininkas, jeigu jį galima vadinti dailininku, Jacksonas Pollockas, jo braižas yra, kad jis tiesiog barstė šitos dažus ir irgi buvo kilę klausimų, ar čia yra žmogaus kūrybinis indėlis, jeigu tu tiesiog paimi dažų ir juos į sieną tiški. Tai vėlgi tokie, aš noriu iliustruoti, kad atsirandant kažkokiai naujai kūrybos formai, visą laiką kyla klausimų, tai kiek čia yra žmogaus kūrybos rezultatas ir ar tai gali būti laikoma žmogaus sukurtų kūrinių. Sakoma, kada kūrinys baigtas, žmogus nusprendžia, kada jis baigtas ir viskas. Ir tada kūrinys yra baigtas. Ar gali dirbtinis intelektas naudoti mano darbus? Yra irgi labai dažnas klausimas. Jeigu aš esu autorius, tai kiek aš galiu drausti arba sutikti, kad dirbtinis intelektas naudotų mano kūrinius, pavyzdžiui, mokymuisi ir tam dirbtinio intelekto tom paslaugom teikti. Tai vėlgi tokio visiško aiškumo šiuo metu nėra, bet yra labai daug bylų. Yra ir Europoje bylų, ir Amerikoje autoriai irgi, čia tokios kaip dvi stovyklos yra, autoriai yra nepatenkinti, jie nenori, kad nemokamai dirbtinis intelektas naudotų jų kūrinius ir taip, vadinkim, užsidirbtų, o dirbtinio intelekto kūrėjai sako, kad turi būti išimtis, nes tai yra progresas, tai yra ateitis ir jeigu dirbtinio intelekto neištobulinsim, prarasim, pavyzdžiui, konkurencinį pranašumą prieš Kiniją, kuri į autorių teisę žiūri daug labiau pro pirštus. Tai, bet ryškėjo tokios tendencijos, viena iš tų tendencijų yra, ar turinys įsigytas legaliai ar ne, tai čia buvo šiais metais byla Amerikoje, kai vienas iš dirbtinio intelekto kūrėjų, man atrodo, ten Claude yra toksai dirbtinio intelekto modelis, autoriai kreipėsi dėl to į teismą, kad tas Claude'as mokėsi ant daugybės knygų, kurios yra internete ir dalį knygų tas dirbtinio intelekto kūrėjas nusipirko, o dalis knygų tiesiog buvo internete ir jie piratiškai jas paėmė ir, vadinkim, tas žodis yra nuskrepino, tai reiškia, jie jas kompiuterio pagalba perskaitė. Tai ten teismas aiškiai pasakė, kad jeigu turinys įsigytas legaliai, tai kaip ir patenka po išimtimi ir gali naudoti, jeigu tai yra nelegalus turinys, tai vienareikšmiškai dirbtinis intelektas negalėtų dirbtinio intelekto kūrėjai naudoti tokio turinio. Taip pat buvo viena byla Europoje, fotografas kreipėsi irgi, kad viena organizacija, kuri naudojo kompiuterinės programas tiesiog irgi internetui automatiškai nuskaityti, kad panaudojo jo nuotraukas. Tai ta organizacija savo veiksmus grindė Europos Sąjungos autorių teisių ir gretutinių teisių bendroje skaitmeninėje rinkoje direktyvą, taip vadinama DSM direktyva. Ir ši direktyva numato išimtį, leidžiančią be autoriaus sutikimo atgaminti kūrinius tekstų ir duomenų gavybos tikslais. Tai yra iš esmės automatiniam duomenų apdorojimui. Tekstų ir duomenų gavyba apibrėžiama kaip automatizuotas analitinis metodas, skirtas analizuoti skaitmeninį tekstą ir duomenys siekiant išgauti informaciją, skaitant modelius, tendencijas ir koreliacijas. Šitoksai tikslus apibrėžimas. Taigi, ta organizacija vykdė taip vadinamą tą skrepinimą, kai jinai interneto puslapiuose renko automatiškai duomenis, fotografas sakė, kodėl naudoja taip mano nuotraukas, tai teismas bent jau Vokietijoje, pirmą instanciją pasakė, kad čia viskas yra gerai ir toks naudojimas patenka po tą išimtim,
Ko pritrūko to tam sprendime, tai kad daugiau pasisakyti apie autoriaus sutikimą, nesutikimą tokiam naudojimui, nes pagal tą pačią direktyvą autorius turi taip vadinamą teisę atsisakyti, leisti naudoti turinį kompiuterio skaitomomis priemonėmis. Tai vadinamas taip opt-out mechanizmas, kai autorius pasitraukia ir sako, aš talpinu turinį internete, bet automatiškai jo negalima nuskaityti. Tai kalbant apie dirbtinio intelekto plėtrą ir apie autorių teises, būtent, kad dirbtinis intelektas naudoja didelį duomenų kiekį, tai labai yra svarbu aptarti šitą opt-out mechanizmą, tai yra atsisakymo principą ir su tuo kylančius iššūkius. Tai trumpai panagrinėkim ir jį. Tai vienas svarbus dalykas yra dabar principas, vis tik irgi daug yra diskusijų, ar dirbtinis intelektas gali iš tikrųjų nuskaityti visus darbus, ar turi gauti autorių sutikimą licenciją. Tai kaip matom, tendencija yra tokia, kad vis tik gali nuskaityti, bet autorius gali tam nesutikti. Tai reiškia, turi būti draudimas ir aiškus valios išreiškimas iš autoriaus. Tai turi būti tas opt-out pasirinkimas. Kaip jis atliekamas? Jis gali būti atliekamas pasirenkant failą. Tai yra robotinį failą prie savo autorinio darbo įkeli ir dirbtinio intelekto sistema nuskaito tavo kūrinį, nuskaito tą failą ir ten yra parašyta, šito kūrinio negali naudoti dirbtinio intelekto mokymo tikslais. Tai čia yra programiniai dalykai. Kitas dalykas, pačiam ribot dalinimą ir talpinimą viešai savo kūrinių, jeigu nenori, kad jį nuskaitytų dirbtinis intelektas. Nusistatyti tinkamus privatumo nustatymus. Žinau, kad yra programinė įranga, kuri apsaugo, tai jinai iškraipo tą turinį ir dirbtinis intelektas negali jo tinkamai suvokti. Ir kitas dalykas yra irgi duomenų sekimas, tai yra prie savo turinio pridėti tam tikrus metaduomenis ir matyti, kur tas tavo autorinis kūrinys buvo panaudotas. Tai tokie principai ir priemonės iš esmės leidžia autoriams, suteikia galimybę apsaugoti savo turinį nuo automatizuoto naudojimo, bet vėlgi tai turi būti pačio autoriaus tada aktyvūs veiksmai ir valios išreiškimas. Toks dalykas kaip tas atsisakymo teisė yra įtvirtinta ir pas mus, ir Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, ir būtent 22 prim straipsnio antra dalis suteikia autorių teisų subjektams galimybę iš anksto uždrausti jų kūrinių naudojimą tekstų ir duomenų gavybos tikslais. Taigi autoriams tenka būtent pareiga imtis aktyvių veiksmų, kompiuterių sistemoms būtent suprantamų būdų per kažkokį failą ar kompiuterio sistemom nuskaitomą būdą uždrausti jų kūrinių naudojimą tekstų ir duomenų gavybos tikslais. Čia, žinokit, skirsim, manau, laiko pabaigoje klausimais, nes čia toks ilgesnis būtų komentaras. Kas būna, jeigu aš pats įkeliu savo kūrinius ar darbus į dirbtinį intelektą, tai kokios yra rizikos su tuo? Tai reiktų suprasti, kad įkėlus darbą į dirbtinį intelektą, jis kaip ir patenka, jis pasidaro labai viešas. Jeigu mokėt naudotis dirbtinio intelektu, galima iš tikro per promptus sužiūrėti, surasti netgi kas ką įkėlė ir yra tokių atvejų. Netgi didelė kompanija Samsung nuo to nukentėjo, kai jos technologija buvo atskleista dėl to, kad darbuotojai įkėlė informaciją į dirbtinį intelektą ir kažkas, kas žinojo, kaip ją ištraukti, tiesiog iš dirbtinio intelekto paėmė. Nes dirbtinis intelektas, jis nėra, kaip sakyti, jisai intelektas, bet jis nėra toks gudrus, kad suprasti, kas klausia manęs ir ką aš galiu atskleisti. Jisai naudoja visus duomenis, kurie į jį pateko kaip viešas. Ir čia yra problema. Tai yra vienas pagrindinių dalykų ir rizikų, tai yra konfidencialumo pažeidimas, dėl to įmonės imasi įvairių apsaugos priemonių, savo darbuotojams nustato politikas, tvarkas, ką daryti, kad tokių atvejų nepasikartotų. Kitas dalykas, kas gali būti, jeigu jūs įkeliat savo kūrinį, tai yra rizika, kad jis bus kopijuojamas jo stilius, ar jis atsiras pas kažką, tai kas paprašys sugeneruoti panašų turinį. Ir dar vienas dalykas, tai
Ir iš tikrųjų, pažiūrėjus bent jau straipsnis, būtent kas liečia architektus, tai irgi daugelis jų, nors dirbtinį intelektą laiko kaip patogų įrankį, bet daugelis bijo, kad bent 2/3 bijo, kad darbų įkelimas į dirbtinį intelektą lems tai, kad jų darbas bus vienaip ar kitaip nukopijuotas, arba stilius bus nukopijuotas. Ar galiu naudoti dirbtinį intelektą savo veikloje, kas tai reguliuoja ir kokias rizikas turiu, ar turiu tai išviešinti? Tai taip galima naudoti dirbtinį intelektą savo veikloje, bet yra svarbu, kad neatsitiktų kaip tam advokatui. Kaip tam advokatui, tai turiu omeny, šiais metais buvo ir Lietuvoje atvejis su dirbtiniu intelektu. Advokatas pateikė skundą į kasacinį teismą, kur teismo priėmimo komisija perskaitė tą skundą, perskaitė teismų praktiką ir paaiškėjo, kad ten yra neegzistuojančių bylų, ta prasme nesąmonių prirašyta ir greičiausia su dirbtinio intelekto pagalba. Tai tada aukščiausias teismas visiems advokatam pateikė rekomendaciją, kad jeigu naudojatės dirbtiniu intelektu, turit pažymėti tą vietą, patikrinti šaltinius, kad visi galėtų patikrinti. Nes, įsivaizduojat, Tai kokios rizikos yra? Tai vienas tos vadinamos dirbtinio intelekto haliucinacijos, tai kad jisai parašo nesąmonių, tokių, kur tik labai gerai žinodamas sritį gali suprasti, kad ten yra nesąmonė. Aš kartais iš klientų irgi gaunu komentarų, sako, mes ten, tai kad tu mums tavo rekomendaciją mes patikrinom per dirbtinį intelektą ir jis duoda tokius komentarus tau pasižiūrėti. Aš pasižiūrinu ir iš pirmo vaizdo atrodo labai protinga ir gudru, bet tik suprasdamas tas rytį, suprantu, kad ten yra, smarkiai į kitą pusę. Ir va čia yra pavojus, kad tikrai turi gerai išmanyti tą sritį, kad pagauta dirbtinio intelekto nesąmonė. Kitas dalykas rizikos yra intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas, tai yra, jeigu jūs esate dizaineris ar architektas, tai, ką jūs gaunat iš dirbtinio intelekto atgal, nebūtinai yra, 100% yra ten viskas gerai su autorių teisėm. Ir jeigu jūs tai panaudojat, gali būti, kad tiesiog dirbtinis intelektas nukopijuos autorių teisų saugomą objektą ir po to jums tai viskas grįš, nes jūs turėsite atsakyti, kodėl jūs naudojat, pavyzdžiui, kažkino kito, pavyzdžiui, kokią nors ten fotografijos dalį, kurią panaudoja dirbtinis intelektas. O paprastai, jeigu jūs dirbat klientams, kaip architektai ar dizaineriai, tai jūs turit sudarę sutartį, pagal kurią jūs iš esmės atsakot ir garantuojat, kad jūs autorių teisių nepažeisit. Etikos klausimai, tai yra skaidrumas, išviešinimas, tai yra, vėlgi, ar tai yra etiška klientui pateikti darbą, imti jį pinigus, jeigu jį padarė visas dirbtinis, jeigu už jūs tai padarė dirbtinis intelektas, tai čia toksai, jau asmeninis etikos klausimas. Profesinės gairės, mano žiniomis, aš nežinau, ar šiuo metu jau yra pas architektus Lietuvoje kažkoks profesinis, vidinis reguliacija, kaip dirbti su dirbtiniu intelektu, bet, pavyzdžiui, pas teisininkus, kaip sakiau, jau atsirado rekomendacijos, kaip naudoti dirbtinį intelektą rašant teisminius skundus. Ir tada sutartiniai klausimai, užsakovo reikalavimai, dažnai dabar matau irgi, kad didieji užsakovai, didžiulės įmonės jau turi sutarties priedą, kuris apibrėžia, kaip jūs, kaip rangovas ar projektuotojas ar kaip paslaugų teikėjas turit, kokias teisės ir pareigas turit naudojantis dirbtiniu intelektu. Paprastai didelės įmonės nenori, kad jų medžiaga būtų talpinama į dirbtinį intelektą, nes vėlgi atsiranda tie, kaip jau mano minėti, konfidencialumo ir informacijos nutekinimo klausimai. Ir pats reguliavimas yra dabar dar itin fragmentiškas, yra daug bylų, laukiama sprendimų, iš tikro, manau, dar metai 2, gal ir 3, kol bus kažkoks didesnis aiškumas. Teisės aktų yra nedaug, yra ES dirbtinio intelekto aktas, bet jis apima gana plačiai, jis apima visus dirbtinio intelekto įmanomus panaudojimus atvejus. Ten daugiau dėmesio yra skiriama tokiems dalykams kaip profiliavimas ir didelės rizikos panaudojimas. Tai šiuo atveju tas reguliavimas tikrai neapima visų sričių. Ir panagrinėkim kelias praktinės situacijas dėl dirbtinio intelekto. Tai
tarkim, į mane kaip į architektą kreipiasi vystytojas ir nori kažką tai statyti sklypą. Nu, aš paėmiau, tarkim, sklypo iš aruodo fotografiją. Aišku, aš turėčiau pirmiausia, kad ją įkelti dirbtinį intelektą, gauti autorių sutikimą. Šiuo atveju aš pasinaudosiu citavimo ir mokymosi tikslais taikomai išimtim ir aš paprašiau sugeneruoti šitam sklypę pastatyti namukus. Tai dirbtinis intelektas už mane pastatė namukus. Kokia rizika man yra dėl to, kad šitie namukai aš nežinau, iš kur jie yra paimti. Gali būti, kad jie yra kažkieno autorių teisių objektas ir jeigu aš šitos namukus perleisiu savo klientui, tai vieną dieną gali išaiškėti, kad jie, pavyzdžiui, yra kažkokio kito architekto suprojektuoti ir aš turėsiu irgi už tai atsakyti, nes aš juos pateikiau kaip savo. Tada, pavyzdžiui, užsakovas sako, man šitų namukų neužtenka, padarykim kažką tai tokio labiau kaip Londone, kaip dideliam didmiestį. Nu, tai aš jam pridėjau tokių, vadinkim, iš Londono tą agurką vadinamą. Ir čia kyla tokie klausimai, kad aš įdėjau kito autoriaus jau akivaizdžiai sukurtą pastatą, arba panašų į jį, ir ar aš tai galiu daryti. Tai vienas aš turėčiau pirmiausia gauti, aš nesu tikras, ar dirbtinis intelektas yra gavęs sutikimą iš fotografo, kuris fotografavo tą pastatą. Kitas dalykas, pats pastatas turi teisės. Ir yra Europoje irgi pasidalinimas. Vienos šalis leidžia, Lietuva patenka į tas šalis, kurios leidžia naudoti pastatą, jeigu jis yra viešai matomas, taip pat ir skulptūras, jeigu jos yra viešos, bet ne parodoj, fotografuoti ir naudoti tą objektą, išskyrus, kai tas objektas yra pagrindinis toj nuotraukui ir iš to bandoma komerciškai pasipelnyti. Tai, pavyzdžiui, daryti atvirutės su garsiu pastatu negalėčiau, bet tiesiog fotografuoti garsų pastatą aš galėčiau ir tai numato autorių teisių įstatymo 28 straipsnis. Bet, tarkim, kas liečia šitas fotografijas, mano užsakovas, tarkim, sako, ne, Londonas man netinka, padarykim kažką labiau kaip Vilnius. Tai aš pridėjau Gedimino pilių ir čia vėlgi noriu atkreipti dėmesį, kad apie tuos garsius pastatus. Prancūzijoje ir Italijoje ta išimtis yra netaikoma ir, pavyzdžiui, aš galiu fotografuoti Eifelio bokštą dieną, atsakant ir jūsų klausimą, jeigu autorius miręs, nes autorius yra senai miręs ir praėjęs autorių teisių galiojimo terminas 70 metų, bet negaliu fotografuoti Eifelio bokšto naktį. Kodėl? Nes pats apšvietimas yra saugomas, tai naktį įsijungia apšvietimas ir tai yra kažkieno irgi autorių teisių objektas ir nėra išimties, kad tai yra viešas pastatas ir galiu fotografuoti. Tai o šiuo atveju dėl Gedimino bokšto aš galiu, nes aš ties tiksliai sakant nežinau, ar ten Gediminui, ar Lizdeikai, ar kam ten galėjo priklausyti tos autorių teisės, bet tikėtina, kad jos tikrai yra pasibaigusios, nes praėjo 70 metų po jų mirties, nebent atsirastų jų provaikaišių, kurie gintų neturtinės autorių teises. Bet judėkim toliau, užsakovas vis tiek sako, kažkaip gal padarykim kažką tai monumentaliau, gal pastatykim administracinį pastatą. Ir čia įsikėlė, paprašiau dirbtinio intelekto įkelti pagal Nasvyčių stilių sukurtą pastatą. Aš tikiuosi, kad tai yra jų stilium sukurtas pastatas, aš nežinau visų gerai ten jų atliktų darbų. Ir kaip dabar yra, ar aš galiu prašyti, ar dirbtinis intelektas gali kopijuoti autoriaus stilių. Tai stilius savaime, kol jis nėra materialioj formoje, jis nėra kažkaip apsaugotas. Tai yra tokie kaip, idėjos, kažkokie tokie labiau neapčiuopiami dalykai, bet aišku, atsiradus dirbtiniam intelektui labai daug autorių bando apsaugoti tą stilių, nes dirbtinis intelektas kopijuoja dainas, kopijuoja paveikslus, kopijuoja pastatus tame stiliuje. Ir yra irgi didžiulė diskusija, ar čia gerai ar blogai, bet oponentai pasakymo, kad tai yra blogai, sako, bet ar žmonės neveikia taip pat, ar žmonės mokydamiesi mokykloje irgi nežiūri krūvą kitų autorių darbų ir vėliau jų nekopijuoja. Greičiausiai mes, vienaip ar kitaip visi kopijuojam vieni kitus, tai kol yra naudojimas stilius panašu kaip, tai galima naudoti, jeigu tai yra grina kopija, jau negalima naudoti. Jeigu čia būtų grina kopija Nasvyčių pastato, tai aš būčiau padaręs pažeidimą, aišku, dabar aš čia įkėlęs esu, vadinkim, satyros ir citavimo tikslais, tai aš palendu po kitom išimtim, bet jeigu tai yra jų stiliuje sukurtas pastatas, tai pažeidimo nebūtų.
Bet mano užsakovas sako, nu kodėl tik apsiriboti lietuvių architektais, gal įtraukim dar vieną pastatą ir čia įtraukiau Zaha Hadid stiliaus pastatą. Tai vėlgi, jeigu tai yra jo stiliumi, viskas gerai, jeigu tai yra tiksli kopija, jau nebebūtų gerai. Ir jokių problemų nebūtų, jeigu mes patys sukuriam savo dirbtinio intelekto įrankį, kuriam sakom, kopijuok mano arba mano kolegos stilių, jeigu jie sutinka. Tai aš tiesiog pats galiu susikurti tokį įrankį, kuris man padeda dirbti. Pažiūrėkim, kaip yra su interjeru, tas pats iš esmės dizaine ir interjere. Čia yra mano pačio daryta nuotrauka, tai tam MKITSE, tai čia yra VU bibliotekoje Saulėtekį. Kas liečia dabar kas liečia interjero fotografavimą, interjeras, jeigu tai nėra atskirai apsaugotas dizainas, aš galiu fotografuotis interjerus, nebent jeigu aš su sąlyga, kad nepažeidžiu kitų asmenų privatumo. Ir ką aš pabandžiau irgi padaryti, aš sakau, pakeiskim šitą interjerą su dirbtiniu intelektu, įtraukim sofą. Tai aš radau vieną įvežiau tiesiog internetą garsiausios pasaulio sofos, man pasiūlė 14 variantų, man patiko šitą, aš paprašiau dirbtinio intelekto pakeisti tą vaizdelį. Tai jeigu aš naudoju šitą konkrečią sofą kitų autorių, tai yra didžiulis pažeidimas, jau man blogai, bet jeigu aš paprašau padaryk sofą tame stiliuje, jis padaro, aš galiu jau tai naudoti. Ir kaip reziumė, aš paprašiau pačio dirbtinio intelekto, sakau, patark man, ką turėtų žinot apie autorių teisės, architektai ir dizaineriai, ir jis man pateikė tokią pats santrauką. Tai jis pirmiausia pasakė, kad dirbtinis intelektas negali būti autorium, autorystė priklauso tik žmogui, tą aš jums sakiau irgi pranešimo pradžioje. Tai jis čia dar daugiau pakomentavo, kokiais teisės aktais jis rėmėsi. Ir jis taip pat įskyrė, kad jeigu dirbtinis intelektas naudojamas kaip įrankis, tai yra generuojant idėjas, optimizuojant erdves ar kuriant vizualizacijas, autorystė priklauso žmogui, jeigu jis pakankamai prisideda, redaguoja, derina, modifikuoja ar atrenka rezultatus. Nu, aš sakyčiau, iš čia kaip ir į temą dirbtinis intelektas atsakė, bet sakau, dar tokio aiškaus atskirimo, kiek tas žmogus turi prisidėti, nėra, tai sakyčiau, gal kiek ir drąsokai pasakė. Dabar mokymosi duomenys ar dirbtinis intelektas gali naudoti saugomus kūrinius, tai irgi pasakė man, kad yra išimtis, kada gali, bet yra daug bylų, nu tai pasakiau ir aš jums tą patį, ir kokios rizikos ar nauda naudojant architektūroje bei dizaine, tai naudą dirbtinis intelektas pats mato savo naudojimo, tai yra, kad pagreitina generatyvinį dizainą, erdvių planavimą, tvarumo analizę, vizualizacijas, o rizikos, tai kad 69% architektų mato riziką, kad dirbtinis intelektas imituos jų darbus, sukeldamas intelektinės nuosavybės ginčus, bet to gali netyčia pažeisti kultūrinės ar autorių teisės, perdirbdamas esamą turinį. Tai sakyčiau, čia užsidėjau tuos akcentus, kuriuos ir aš jums norėjau pasakyti. Tai va, tai tiek iš mane šią temą. Jeigu turim dar kelias minutės, galiu atsakyti kokį vieną klausimą ar du. Ar sutiktume su tokiu teiginiu, kad stilius nėra nuosavybė, o yra kūrinys pats nuosavybė? Tai aš tą ir bandžiau pasakyti. Pats kūrinys, kai jau yra išreikšta forma, jis yra nuosavybė, o stilius šiuo atveju ne. Tai ačiū.